Kasgi vyksta, jeigu yra kampas? Tai yra baltas, raudonas ir lūza yra ne ant vienos linijos. Pagrindinė taisyklė yra ta, kad mušant sustabdymu, esant kampui, baltas visada keliaus kaip sankryža stačiai būsimai smūgio linijai. Pabandom. Tuo tarpu, jeigu mes norime, kad baltas keliautų ne stačiai, o šiek tiek aukščiau, mes mušam šiek tiek aukščiau į baltą. Naudojam aukštesnį tiltelį. Taip. Jeigu mes norime, kad baltas eitų šiek tiek žemiau, esant kampui, mes mušame žemiau vidurio į baltą ir baltas eina žemiau.